Sveiki bičiuliai, prieš jūs šį kartą norvegiškas tranzistorinis radio aparatas Radionetė Transauto, pagamintas maždaug apie 1960 metus ir gana nedaug jų buvo pagaminta šitų radio aparatų. Jeigu palyginsim su VEFais, tai jie buvo gaminami milijonais, gal dešimtimis milijonų vienetų, o štai šitas radio aparatas buvo pagamintas tik tai 15 tūkstančių jų. Aparatas veikia, nes norvegai, aplamai skandinavai tuo metu gamino labai gerą aparatūrą, kokybišką radio aparatūrą. Ir štai įjungsim šitą aparatą, pademonstruosim. Dabar kaip tik jau vakarop, 9 valanda po 9 ir jau trumpomis bangomis gana daug radio stočių ima. Taip pat yra šitam radio aparate trumposios bangos, ilgosios ir, kaip jau minėjau, vidurinės bangos. FM bangų čia nėra dėja. Jeigu prisimenate, kažkada tai Lietuvos radijas transliavo irgi vidurinėmis bangomis 450 metrų bangomis. Lietuvos radijas netransliuoja vidurinėm bangom jau, tačiau šiaip jau radio stočių tame bangų ruože gana daug yra. Gal truputėlį mažiau negu buvo, tarkim, 70 metais, bet nedaug mažiau. Nėra Lietuvos, pavyzdžiui, radio, Latvijos. Tai, kai mokykloje jau aš kartais irgi pasiklausydavau Latvijos radio. Galima sugauti radio Svaboda rusiškai, čekus, vengrus, lenkus, rumunų, ne viena stotis yra. Nu štai.